Pabūk lietumi, nuprausk mane. Savo lietaus lašais mane pagirdyk. Netikėjau, ne, snaigių svajone. Telieka sapnas, amžinai telieka. Audra pabūki, užstok mane. Vėtros man keli nebesiaus. Ir tam keli tu pasitik mane. Žydinti obels žiedą dovanosiu tau. Pasitik mane, lietus. Su audrom atklysiu aš pas tave. Tik spindulys nušvis nakčia. Ir savo ašaras dalins rasa. Ateik savo ranką, nušluostyk ašaras. Ištarki tuos žodžius, kuriuos jau pamiršau. O aš taip laukiu, taip tikiuosi. Visa to, kas šventa. O šventa, kas gali būti, tik tu žinai. Tu žinai. Pasitik mane, lietus. Su audrom atklysiu aš pas tave. Tik spindulys nušvis nakčia. Ir savo ašaras dalins rasa. Pasitik mane, lietus. Su audrom atklysiu aš pas tave. Tik spindulys nušvis nakčia. Ir savo ašaras dalins rasa. Aš pas tave. Tik spindulys nušvis nakčia. Ir savo ašaras dalins rasa. Pasitik mane, lietus. Su audrom atklysiu aš pas tave. Tik spindulys nušvis nakčia. Ir savo ašaras dalins rasa. Pasitik. Kaip gerai, kad esu, kaip gerai, kad man gyventi lemta. Gyvenimo menas. Tai didžiausias menas, nes visi norime būti laimingi. Tačiau ar visada mums tai pavyksta? Kaip būti sveikiems ir džiaugtis gyvenimu? Šią valandą laidoje Menas gyventi laimingai. Labą dieną, mėlyjei.
Na, iš tikrųjų, tai šiandien aš esu labai laiminga, nes aš sėdžiu šalia dviejų labai tokių fainų vyrų. Jaunų. Va, vienas pats, kuris čia dabar iš jūsų... Kuris čia iš jūsų jaunesnis, aš dabar nežinau. Pirmasis tai atsiliepia Aidas Manikas. Taip, labai seniai buvo Aidai pas mus. Oi, kažkur 3 metai gal. Bet iš tikrųjų norėčiau... Taip, 3 metai, bet norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų pasisveikinti su klausytojais, palinkėti gerą šeštadienio. Ir aš vakar dar pamačiau prieš laidą, tarkim, išvakarėse, kad man labai patikdavo svečiuotis tavo laidose, Rūta. O dėl to, kad būtent šitoje laidoje, va tokių laidų Lietuvoje labai trūksta, kada žmogus gali laisvai, nuoširdžiai, pozityviai kalbėti, išsikalbėti, pasipasakoti, išpasakoti dainų, pasiklausyti. Tikrai mažai Lietuvoje tokių laidų. Labai ačiū, bet tu žinai, aš girdėjau tokių, tu čia dabar mane glostai, o aš girdėjau atvirkščiai. Sako, ta Rūta, tai kviečiasi tik tai tuos, kur myli. Ir apie tą kalbą tai jau taip jau myli. Ir tas kitas ateina, kitą šeštadienį ir vėl tą labai myli. Aha. O tai ką apie mane šnekėtų tada, jeigu aš kiekvieną beveik laidą? Tai gintukai taugi nėra lygių. Iš tikrųjų, kas liečia meilę, tai noriu pasakyti tokį dalyką. Gal pasirodysiu per daug banalus, bet stengiuosi ir paskutiniais metais ir anksčiau ir dabar kuo toliau, to labiau mylėti visus. Ir nesvarbu žmogus, aš kaip sakau savo koncertuose, sakau, mylėkit vienas kitą. Gyvenam vieną kartą, gyvenimo kito nebus. Tegu prie manęs prieina gatvėje žmogus, tarkim, kuris manęs galbūt ir nemėgsta. Jis man sakys, labas, tarkim, kokį keiksmažodį ištars. Aš jam tik paspausčiau ranką. O kodėl aš turėčiau pykti? Kiekvienas žmogus turi savo nuomonę. Tai aš vis norėčiau, kad žemėje būtų kuo daugiau meilės, pozityvių minčių ir stengiuosi tą patį dabar daryti, tą pozityvumą skleisti kitiems. Tai va, matai, už tai turėsi mūsų laidoje ir mes su Gintu džiaugiamės, kad šita laida mūsų pozityvi ir tikrai kaip gerai, kad esu ir džiaugiamės, kad mus čia padėjo iš tą žemę. Labai gerai niekada nebus, žmogui vis norisi geriau ir geriau. Koks pavadinimas, kaip gerai, kad esu, kokie nuostabų žodžiai. Menas gyventi laimingai, taip, nes iš tikrųjų tai turbūt pats didžiausias menas. Daug meno rūšių yra, bet gyventi ir būti laimingu, taip. Taip. Ir žinot, kaip yra, dar apie tą laimę norėčiau pratesti, kad aš visada turiu tokią frazę. Kada sakau žmogui, būkit laimingi arba žmonėms, visada pabrėžiu žodį frazę, kad laimė nieko nekainuoja. Reikia tiesiog norėti būti laimingams. Ir kas beatsitinka, tarkim, bloga nuotaika, ar kažko žmogus apsinuodija, arba serba, arba gripas, vis tiek tu, kad ir susiraukęs esi ryte ar ne, to blogai, vis tiek tu turi galvoti tik pozityves mintis. Aš taip noriu, kad būtų šioje žemėje daugiau pozityvumo. Nežinau, galėčiau apdainuoti viską, išrašyti, išsakyti. Na, tu tą ir darai. Taigi mes tave pasikvietėm, nes tu čia atsinešiai didžiausią knygą. Taip, aš tiesiog norėjau pristatyti, dar kol kas nepristatyti. Mano gyvenime tikrai dainos, koncertai, jie vyksta ir vyko. Darbo, ačiū Dievui, yra. Aš visada dėkoju likimui, dėkoju visatai, žvaigždėm, lietui, ko labai gyvenime tikiu. Ir mėgstu su žvaigždėmis kalbėti naktį, išeinu į balkoną 2 valandą nakties, kalbu su žvaigždėm. Nu, aš gal kitaip mąstau, kitaip gyvenu. Man atrodo, daug kas gyvena savaip, kaip jiems patinka. Su cveku vienu žodžiu. Jo, būtent. Tai vat mane dabar žaidė tokie dalykai. Ir aš labai tais dalykas tikiu. Ir aš labai dėkoju likimui už visą, kas vyksta. Darbo kol kas netrūksta. Nu, kadangi honorarai mano nėra dideli, tai galbūt ir daugiau to darbo turiu. O kas liečia dėl šitų mano visų poemų, kurias atsinešiau, tai tiesiog dar anksti kalbėti apie tai, bet jau darbas beveik padarytas. Palauk, žinai ką, intriga. Padainuok dar kol kas. Gerai, nes žmonės dabar susimaišė. Tu čia rašai, ar tu čia dainuoji? Aš tada pristatysiu pačią naujausią dainą ir su ją palinkėsiu, kad reiškisi kiekvienas savo mintise ir gyvenimuose dabar šioje dainoje nutapytumėte kažką gražaus, savo kaimyną, draugę, žmoną, meilužę, žodžiu, ką tik norit. Nutapysiu tą dainą, skambės nauja. Gerai, klausom. Einu nesustoju, keliauju per šaltį, per dykumą. Kelius akmenuotus į niekur, į tamsą, į nykumą. Dar kartą suklupęs ir stojos ant žemės į pilkumą. Širdim atvira, aš keliausiu nerasdamas nieko čia. Gal saulė užges, gal mėnulis nešvies, būsiu atkaklus.
Per speigą pugas, per banguotas marias rasiu dar kelius. Atnešiu delne savo dalį jausmų, tavo aš esu. Nuskinsiu tau dangų, savęs negailėsiu, tikėk kitų. Kalbėsiu tau meilę, nupiešiu ant sniego, surinksiu šukes aš, sudaužytų širdžių, ranką parašysiu, ant stiklo rasoto, baltom akvarelėm, nutapysiu tave. Kiek daug išbaršiau savo meilės ir laimės, kiek klydau aš. Širdis lyg ledinė atšalo dėl degėm jausmų audrom. Šaltam perone vėl sustoju, klajoju į niekur aš. Saulėlydžiui leidžiantis veidas tavasis sugrįžta čia. Kalbėsiu tau meilę, nupiešiu ant sniego, surinksiu šukes aš, sudaužytų širdžių, ranką parašysiu, ant stiklo rasoto, baltom akvarelėm, nutapysiu tave, nutapysiu tave. Nutapysiu tave. Kalbėsiu tau meilę, nupiešiu ant sniego, surinksiu šukes aš, sudaužytų širdžių, ranką parašysiu, ant stiklo rasoto, baltom akvarelėm, nutapysiu tave, nutapysiu tave. Menas gyventi laimingai. Taigi, mėlėjai, laimingas žmogus sėdi visas čia toks pasipūtęs. Ar pasipūtęs? Nepasipūtęs? Nu gerai, nepasipūtęs. Gintai, tu pasipūtęs. Žiūrėk, raudonas visas tiesiog jau... Tai net raudonas ir pasipūtimo. Nepasipūtimas čia. Nepasipūtęs. Na gerai. Mes čia gražų šiandien. Bet labai gražią dainą išgirdom. Ačiū. Aidas Manikas. Klausyk, o tu čia pats žodžius parašei? Taip pats. Šiaip aš iš tikrųjų, man patinka ir kitų autorių dainos. Aš dainuoju daugelį iš kitų autorių dainų. Bet jeigu dainuoju kitų autorių dainas, tai renkuosi tas dainas, kurios, kadangi aš nuo vaikystės buvau muzikos mylėtojas ir kažkada buvo ten, ilgai nesiplėsiu, kelių laidų neužtektų, ten fanų klubai, gal apie knygą pakalbės, ten bus surašyta, aš turėjau Lietuvoje daug fanų klubų įkūręs, ten buvau muzikos mylėtojas, amžinatilsį Dzintra Varžgalienė buvo netgi pripažinus mane. Kaip tu šitai pavadinai dabar amžinatilsį? Tai, kad aš girdėjau, kad jos liktai nebėra. O jėtus tu mano, piu. Nežinau. Tai, kad žinokit, aš girdėjau, kad jos liktai ir nebėra. Nu, jeigu jos... Tai tada ilgai gyvens. Jeigu jinai dar gyva ir sveika, aš važiavau su viena artistė į koncertus, visai neseniai, aš pavardės neminėsiu, tiesiog prisiminėm Dzintrą Varžgalienę, aš tiesiog prisiminiau savo praeitį, kada į mane kviesdavosi į laidas. Studijant tai buvo tokios laidos ir buvau išrinktas ne vienerius metus daugiausiai laiškų parašysiu žmogumi į laidas ir tokius prizus gaudavau, reiškia, iš tų laidų. Ir aš tiesiog paklausiau, kaip jinai gyvena, nes man įdomu, aš toks esu žmogus, kur prisimenu visus ir visada. Tai sako, nu tai tikriausiai jos gal žemė nebėra. Aš galvoju, kaip gaila, tokia faina žavi moteris. Žinai ką, mes neturim teisės skleisti jokios informacijos, gerai nežinom. Bet Aidai, aš dabar klausiausi šitos dainos, aš nežinau kaip klausytojam, man ji patiko. Šitą dainą ir iš karto užsikabinau už žodžių, žinai, nėra tokios banalybės, nėra tokio bėgsiu laukais, palaidais plaukais, nėra taip. Va, ir na, aš džiaugiuosi, kad tu rašai ir sakai kitų autorių irgi dainuoji dainas. Bet muzika, muzika, kas tau kuria? Muzika, tai turiu labai nuostabų prodiuserį, tai yra Šiauliuose, Paulius Jasiūnas, jisai daug metų dirba studijoje, pats kuria muziką ir tekstus ir pasi dabar tikrai rašinėja daug dainų ir Kastytis Kerbedis ir Valinskinė, kiek žinau, daug ten persimetė, sužinojo, kad tikrai geras prodiuseris. Tiesiog aš jam tiesiog paniniuoju melodiją.
melodiją, arba būna, kad jisai melodiją, aš kažkur paimanu, žodžiu, tiesiog... O šitą melodiją kieno? Šita melodija yra jo, tai yra Pauliaus Jasiūno melodija ir noriu tiesiog pasidžiaugti, galbūt kaip atlikėjas, man būtų malonu, ačiū, kad Rūta, kad įvertinai, kad tikrai nebloga daina. Būtent kas manęs mažai klausė, tokių žmonių buvo po šitos dainos, tiesiog kelios moterytės irgi tiesiog prie manęs bendravo su manim ir sako, žinai, Edai, sako, tu gražiai dainuoji, tavo dainos gražios, bet sako, mes, nelabai klausom tų tavo dainų, bet sako, kai išgirbau, nutapysiu tave dainą naują, tai sako, iš ryto atsikėlusi prie kavos 6 kartus priklausiau. Aš tada mintyse pagalvoju, o gal ir gerai, gal tokių dainų reikia, gal tobulėjau, gal nemėgstu niekada savęs girti, pergirti ir tiesiog, man atrodo, viską, ką dariau per šitos visus metus, koncertinius metus, 10 metų koncertuoja visiškai intensyviai, man atrodo, tie patys žmonės, kurie eina į mano pasirodymus, kurie būna koncertuose, man atrodo, jie ir pamato, aš nemėgstu girtis ir sakyti, kad ten atsistoja paploja. Tai dabar pasigirk, prašau. Kiek koncertų šį mėnesį turėjai? Liepos mėnesį, žinokit, va taip pasakysiu, muzikantų donorų tą patį žinai, jų koncertų arba būna daug, arba būna mažai. Tiesiog praeitas, tarkim, metų birželis buvo toks derlingas ir darbingas. Šią vasarą, birželio mėnesį aš išsigandau. Visai beveik nebuvo užsakymų. Galvoju, eina savo, kas bus, gal visai vasarą nieks nekvies. Tai kai pasipylė užsakymą iš rago, aš pradėjau tikrai tikėti visą tą ir to mintim, kad aš tikrai mintys galvoju. Tikrai turiu turėti koncertų, tikrai turiu turėti darbo, tikrai turiu atiduoti žmonėms širdį ir tikrai jų buvo. Liepos mėnesį tikrai turėjau nemažai pasirodymų. Kai aš pasakau nemažai pasirodymų, tai žinot, nereikia aišku kreipti kitus dėmesio, bet tuoj pat gal įsivaizduoja, kad 1000 milijonus uždirbu. Galiu pasakyti tik tiek. 1000 neuždirbu, 100 tik tai. Kol kas 100 pasitenkinu. Tai žiūrėk, 100 prie 100 ir jau... Ir žinokit, koncertų jau 1000. Ir žinokit, kas man labiausiai patiko, praeitą savaitę koncertavau net keliose vietose ir Germaniškis, Bordusmenis, reiškia, ir Tverečius. Tai pirmininkė sako, žinot, žmonės kalba taip, sako, Aidas, sako, tikriausiai gal daugiau net uždirba už tas jau didžiasias žvaigždės, nes sako, matyti, jisai važiuodamas per kelias vietas, nekeldamas... Mums kažkas skambina. Klausom. Alio. Labą dieną. Labą dieną. Pas jūsų šiandien tai jau smagesnė laidelė. Taip. Tai ką, tai žinot, kaip yra Virginija. Vat jūs tai tokia šustra, matau, visą laiką ar jums skauda, ar jums neskauda, bet jūs visada tokia, linksma. O aną laidą, tai mes, žinot, turėjom iš tikrųjų labai pagerbti poną Buragan, labai norėjau jį pagerbti, bet kad labai dar neišėjusi iš savo skausmo buvo poetė. Ir už tai mums gavosi tokia labai jau liūdna mūsų laida. Tik tai aš manau, kad ir Gintas man čia, pasakyk, ką nors. Ne, aš dabar manau, šitą laidą mes kompensuosim tikrai tas liūdnas laidas, kadangi, tikrai sėdi tokie žmonės, kad tik įsišėpė ir įsišėpė visi. Bet žinot, aš tai pavyzdžiui žinau, tikrai ir man močiutėlė sakė, ir iš vis yra taip pasakyta, kad jeigu žmogus išėjo jau, ir apie jį yra ką gerą prisiminti, tai tik nereikia visą laiką raudoti. Ir tada smagu, ačiū, kad su juo buvom, ar ne? O iš tikrųjų aš labai užsivedusi šnekėti, o paskambino tai jūs. Virginija, klausom jūs. O garsus džiaugsmo tyrinėtojas, rašytojas Šarlis Bodleras sakė, kad pasaulis tuo ir žavus, jo kupinas naujos paslapties, kurią visada smagu atrasti. Tai va, jeigu nesupyksi, tai aš jums ką nors padeklamuosiu. Klausom. Būtinai. Prašom, paklausysim. Kas mane laiko po tais beržais karotais? Norėčiau širdį vaiko, gyvenimą visą nešiotis. Norėčiau žemę paglostyt, kaip motinos galva žila. Ir paukštį ranką pamoti, kur skrenda virš mėlyno šilo. Nušluostyt ašarą sūrę, rūpintojėlį prie klėties. Užsidėt debesų kepurę ir amžinai ilsėtis, kad būtų kuo daugiau tokių nuostabių žmonių, kurie dalyvauja jūsų laidoje. Oi, kaip mes jūsų laukiam, Virginija. Vis tiek mes jūs atsivešim. Taip, aš sakiau, Virginija, kaip atvažiuosim grybauti ir būtinai kartu važiuosim į Kauną.
kokia pozityvi moteris. Taip. Ir žinokit, viršūnė. Taip, o aš dabar norėčiau irgi galbūt prie Virginijos prisidėti ir padovanoti savo eilėraštį. Būtinai klausom. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad klausytojams, kad tiesiog prieš Kalėdas ruošiu išleisti savo knygą. Planavau rašyti tik eilėraščių knygą, bet paskui prisiminiau, kiek turiu daug prisiminimų apie tą meilę muzikai, apie savo išprotėjimą dėl aktorės Lydetos Ozolės, nuo Grigonytės iki Butkutės iki Pilipaitės, nu žodžiu, nuo visko, bus visko įdomaus. Ir šis eilėraštis labai patinka mano bičiuliai ir Janinai, ir aš tikiuosi patiks jums visiems. Janina tai yra mano bičiulė gera, aš draugų mažai turiu, tik tai daug pažįstamų. Tiesiog gyvenimas atsijoja draugus ir pažįstamus, pasirodo, kad draugų lieka mažai, tai turiu keletą tokių gerų draugų, į kurius gali atsiremti. Tai aš tiesiog norėčiau paskaityti, be abejo, eilėraštis bus redaguotas, kada išeis knyga, ateisiu būtinai jūsų laidą, pristatysiu, tai bus daug ir padarysim konkursą. Knyga apie gyvenimą, apie spalvotą gyvenimą, kaip ir apie mūsų visų gyvenimą. Tai va, tai spalvotas gyvenimas vadinasi. Rasotam ant žolės, žaliam sode, keli šilti lašai nukrito. Stebėjusi, kaip nuo lašų, toks mažas gėlės žiedas jau taip gražiai ir nebiliai pražydo. Gerėjusi gamtos stebuklais, mačiau ir vaiskų, pienės pūką, o jau tos pievos po lietaus auksiniais spinduliais čia saulė žemė šildo. Ten iš toli matau gražiuolę ir vaivorykštį, savam spalvom prašvito. Visi stebėjusi jos ryškiomis, į sėkmę laimę, nešančiais gražučiais spinduliais. Ir taip arti, atrodo debesis atkrito, kad rodos plaukt kartu per amžinybę, kviestis į kelionę laukt atvyko. Koks grožiškai gamta iš ryto, kviečia vėl pradėti gyvenimo erdves, gerėtis vėl duotais man iš dangaus stebuklais ir dalykais. Tyra rasa, lietum ir amžinybė, ir medžių kalba, lietų, ąžuolų beržų ošimą, suprasti reikšmę jų įsiklausyti. Į ošiančią ir vienišą prie kelio paliktą eglelę ir tą upelį čiurlenimą vandens girdėti, vien mėgautis ramybę laisvę į gyvenimą saulėtą. Dar daug lietaus nulys, dar daug upelių, upių, ežerų ir vandenynų nutekės plačiausių. Gyvenimas mums ir likimas naują puslapį vėl surašys, į šviesą, meilę, laimę, trykštantį džiaugsmų rytojų. Ir vėl diena, ir vėl kita. Ir dar vilties mes žemėje prasmingos, nueisim atsigręžti, atsigerti iš šaltinių nebilaus ir pasisemti jėgų iš šios gamtos gyvenimo laimingo. Atsiprašau už klaidas, turėjau gal kitaip surimuoti. Čia iš širdies labai jaudinos, tikrai žinau. Nesimato visai, ne? O moka, matai? Tai kaip moka. Labai jaudina. Klausyk, o kaip būna, pavyzdžiui, tu mums pasakyk, juk būna taip, kad koncerto metu, kad matosi, esi profas, tau čia nereikia, čia nesimato nieko, kad tu čia jaudinės, nepasakok, bet būnagi koncerto metu susimaišiai tekstą. Būna. Arba ką nors prisidirbai. Klausyk, kaip save paslėpi, pasakyk. Žinot, aš pasakysiu tokį dalyką. Aš prisimenu save nuo tos gilios jaunystės, kad aš prieš 15 metų pradėjau koncertuoti Palangoje, tokioje kavinėje Perlas, ir dainuodavau lietuviškus šlagerius. Tai žinokit, kaip dabar atsimenu, žodžių galbūt nelabai susimaišydavau, bet man išeidavo tas tarimas labai keistas. Po šiai dienai atsiminsiu, žinokit, kol gyvas būsiu. Dainuodavau Povilaičio dainą Vėl, švieski man vėl. Ir žinokit, koncertavau tada kartu, buvo 2000 metai, su manim kartu dirbo visą vasarą Butkutė, mūsų scenos karalienė, ir Pilipaitė atvažiuodavo į programą, ir jos taip iš manęs smagiai pasijuokdavo, sako, ar tu jauti, kai tu dainuoji Vėl, švieski man vėl, o sako, tau išeina Vėl, šveiski man vėl, ir visą laiką šveiski man vėl. Ir aš taip galvodavau, durnas, tikrai, kaip man taip išeina dainuoti. Ir vėl kitą vakarą Vėl, šveiski man vėl, tai nešveiski, žodžiu, va taip va. O pamiršimo žodžių, žinokit, būna kartais, kada dainuoji, aš būna kartais matau, jeigu salėje būna tokių dalykų, aš dainuoju tokią dainą, lietuvių liaudės, be abejo, tai yra Juliuko Siurbiaus aranžuotė apie mamą, apie matulę tą dainą. Aš ją dainuoju, man žymi atidavė foną. Tai žodžiu, ir aš matau, kad salėje, jeigu žmogus plaukia, verkia, reiškia, įsibraukia ašarą, aš tada labai susijaudinu ir va tada jau galiu ir pamiršti dainos tekstą. Būna tokių momentų,
žinokit, kada dainuoji. Man buvo labai sunkių momentų, kada sirgo mano teta, kada buvo labai sunkus tokie laikai, sunkus metas, išgyvenimai. Juk daina gali žmogų pravirkdyti, gali pakelti. Aš, pavyzdžiui, esu toks žmogus ir stiprus, ir tuo pačiu galiu apsiverkti išgirdęs pirmą akordą. Tiesiog esi labai jautrus. Na, o Gintai, o tu kada, pavyzdžiui, susidirbi prieš publiką, ką darai? Tai kada aš prieš publiką retai būnu, supranti. Aš mačiau, kaip tu susidirbai vieną kartą. Kada, papasakok dabar, kada buvo tas pirmas kartas? Labai per savo žmonos pasirodymą, per jubiliejų. Tai aš jaudinsiu, kadangi supranti, jaudinsiu žmonos jubiliejų. Aparatūra, čia pridėjęs, visko jau čia rodys, jau čia skaidrės. Tai prašau, ir neišeina. Čia technika pavyzdžiai. Tai papasakok. Tai tu žinai, ką jisai darė? Tai prašau. Tokiam gražiom akim žiūri į žmoną. Tai vėl žiūri Kaltom tokio mane. Gerai, žmona, Oi, paliekam kaip ramybėj, gražu. vis tiek klausosi. Klausyk, tu pašnekėjai dabar apie tas visas dainas, ten apie praeitį. Aš norėčiau tave paklausti dabar, kiek tu iš tikrųjų, sakė, 15 metų jau koncertuoji? Taip, 15. Kiek tu per šios metus išleidęs esi kompaktų, kasečių? Tiesiog ne per šios metus, bet per 15 Aplamai, per 15 metų. Jeigu skaičiuojant nuo 1999 metų, kad aš pradėjau koncertuoti. 8, kiek žinau, pirmą kasetę išleidai. Aš žinokit, tu su manim nesiginčiai. Dėl metų, tai aš pasakysiu taip, aš visą laiką einu į viršų. Nu, taip neatrodo, galvoju, ką čia save taip jau, sakys, tiek daug metų, aš mėgstu save taip biški į apačią, Supratau. Nu, aš sakau, 98-ieji buvo, kada įrašiau pirmą dainą, iš tikrųjų, bet tai buvo kasetės tuo metu. Taip. Kasečių esu išleidęs 3. Tai buvo firma Litard, tai buvo Pop Centras, 3 kasetės, o kompaktinių diskų... O Martis? 4. Martis... Pirmas, pati pirmoji buvo Martis. Vat būtent ne. Pati pirmoji mano audio kasetė vadinosi Likimo krantai, tai labai nuostabi daina mano kūrybos. Aš beje šiandien negaliu jos padainuoti, aš ją žadu perdainuoti, jinai labai graži daina, bet tai buvo įrašyta prieš 15 metų ir aš, visai, aš matau daug klaidų jame, tai aš pristatysiu kitą kartą. Nu, taip, galbūt, apie grįžimą aš dar pašnekėsiu irgi, jūs labai gerai sakot, aš mokosi iš to, Reiškia, paskui buvo išleistos 3 kasetės, Martis išleido 98-ais, bet 97-ais išleido kasetę Likimo krantai, koncertinė agentūra Litard, tokia būdavo Litard. Paskui aš išleidau pas Pop Centrą ir tada jau ėjo kompaktiniai diskai po mano ilgos pertraukos. Apie meilę. Tai buvo Tik dėl tavęs kompaktinis diskas, paskui kompaktinis diskas reiškėsi Už mūsų laimę ir paskutinis buvo prieš, tikiuosi ne paskutinis, nežinau, dabar tai Kaip tavimi tikėjau buvo. O Kaip tavimi tikėjau, šiandien daina skambės vėliau, tai yra Arūno Armono daina. Kodėl aš ją dainuoju? Todėl, kad 89 metais aš išgirdau šią dainą. Jie tuomet dainavo Jordana ir Arūnas Armonas ir man ši daina taip patiko ir aš turiu tokių dainų, kur svajoju tiesiog visą gyvenimą ją sudainuoti. O kodėl dabar tu nenori mums padainuoti? Visi labai daug kalbam. Tai dabar aš norėčiau paskirti dainą, savo labai mylimą dainą. Būtent per šią dainą aš kartais pamirštu žodžius, nes ši daina man taip jinai patinka ir tie žodžiai, suprantat, tokią prasme turi. Kada jos klausaisi, kartais negali tos esmės žodžių, bet kada jos skaitai kaip tekstą, man labai patinka tie žodžiai. Kai tu eini senu krantu, aš vis žiūriu ir žiūriu. Tai vat, aš dovanoju dainą Už gyvenimo krantus. 2 krantai. Kai vasaros spalvas mes tapėme abu. Jaunutis aš buvau ir meilės metu tu visai neskaičiavau. Tu man visko buvai, mylėjau aš labai, tikėjau, myli tu. Bet laimės upėta mums buvo per plati ir likom tolimi. Tada nesupratau, kad tau visko buvau, tos upės pakrašty. Aplinkui daugeliu, tu skynėjas visas glaudėjais
savam glėbyn. Vėjas ir lietus nudraskė jų žiedus, pavasaris ateis gaivus. Vėl pievos sužydės, jau be manęs mano širdies. Du krantai, tarp mūsų teka meilės upė nerami. Du krantai, nesusitiks ilgam gyvenimo kely. Du krantai, tarp jų apsemtas laimės tiltas. Kai tu eini senu krantu, aš vis žiūriu. Praėjo metų daug, mintis sako nelauk, ir nieko jau nebus. Anam krante vaikai ir dideli namai, o meilės tiek nedaug. Ateik į krantą šį, pajusime širdį, kad meilė dar gyva. Ir vėl abu lydės rausva saulėlydžio spalva. Du krantai, tarp mūsų teka meilės upė nerami. Du krantai, nesusitiks ilgam gyvenimo kely. Du krantai, tarp jų apsemtas laimės tiltas. Kai tu eini senu krantu, aš vis žiūriu. Menas gyventi laimingai. Na, pavyzdžiui, aš einu senu krantu ir žiūriu ir net nežinau, kur tą Aidą Maniką rasti. Ja, labai gražu. Aidai, dabar pasakyk, vat jeigu norisi tave pasikviesti į pakoncertuot, kaip į tave, kur tave rasti? Aš tiesiog galiu pasakyti, daug kas su kontaktu neskelbia, aš tikrai galiu pasakyti, nes todėl, kad tas mano telefono numeris jau jisai 15 metų gyvoja ir čia kas nežino. Tiesiog mane galim rasti Facebook'e, nes kadangi dabar yra Facebook'o socialinis tinklas, yra antras televizorius, tai pavardė Vardas, Aidas Manikas ir atrandat mane. O jeigu nori tiesiogiai susiekti, tarkim, ar koks gimtadienis, ar kokia šventė, jeigu būsiu kam reikalingas, tiesiog galite kontaktus susirašyti. Kontaktai yra labai paprasti. Telefono numeriukas būtų 8604 99 044. Labai geri skaičiai. 99 044. Jo, labai geri skaičiai. 8604 99 044. Kaip gražiai rimuojasi, ar ne? Aha, tiksliai, kaip ir dainuoja. Tai gali tikrai paskambinti ir... Dabar, Aidai, sakyk, o vis dėlto prieikim prie tos knygos, man labai įdomu. Taip tvarkingai tu čia susirašęs kaip ne vyras. Nu, labai jau tvarkingai. Raštas užkliuvo? Ne, palauk, parodyk man raštą. Nes aš pagal save sprendžiu. Supratau. Mano tai popieriukose, nu labai tu gerai čia viską padarėjai.
Ir įskaityt gali, eik tu savo. Taip, bet tai man būtent, žinokit, aš dėl savo rašysenos, tai dar, kai buvo madoj laiškai, reiškėsi, kai laiškus mes rašydavom. O kaip gaila, kad jau nebe madoj. O man tai patikdavo mesti pašto dėžutę gauti. Aš gaudavau krūvas laiškų, nes buvau įkūręs fanų klubus. Tai sekmadienių grupės, Jordanos fanų klubus buvo įkūręs vidurnakčio grupių. Tai žinokit, mano kaimynės rašydavo laiškus kavalieriams savo. Tai jos ateidavo pas mane ir sakydavo, Aidai, sukurk mums laišką. Ir svarbiausia, kad jos nepersirašydavo, o aš rašydavau savo raštu ir sukurdavau laišką. Aš nežinau, gal jam raštas tada patiko, aš net nesupratau. Sako, tu sukurk. Aš tokių poemų prirašydavau, ten tu toks nuostabus, norėčiau savim būti ir visą kitą. Jos ateidavo, sakydavo, nu šakės, jau mums kokius laiškus atrašo, sako kavaleriai. Kokios mintis, kokie žodžiai apie pievas, apie gėlės, apie viską. Nu, va taip būdavo, rašydavo laiškus. Nu, bet tai čia... Nu, žinai, ką, Aidai, aš taigi ir filmuose, ir visur, taigi čia jau vyrai, žinai, kurie ten nuo žagrės ir nemoka nieko parašyti. Matot, tai Rūta, o čia Rūta, moteris, taigi moteris sentimentalios, jos pačios rašo visokius čia gal buvo saldžius tokios dalykus. tvirtos ir griežtos moteris. Jos rašydavo tos laiškus, bet jos vis tiek ateidavo pas mane, sako, parašyk tu, sako, kažką gražaus. Tai aš jums prikurdavau romaną, vakare ateidavo, jos man pasimdavo tos laiškus iš manęs. Tai va, aš už tai nieko neprašydavau, už dyką visą kitą. Tai va. Nu, galbūt nuo pat vaikystės mano ta siela tokia buvo meniška. Tai piršlys buvai, kiek tu supiršai porų dalės? O žinokit, porų tai gal ir tikrai supiršau. Nu. Visada, žinokit, va taip va, dabar tai labai tokia gera tema. Tiesiog irgi nesiplėsim, bet sukonkretysiu. Aš nežinau kodėl, bet visada būdavo. Aš nesakau, kad aš nesu sėkmingas žmogus, bet iš tikrųjų iš visų savo klaidų, iš visų savo gyvenimo vis mokosi. Ir mokysius, man atrodo, iki pat gyvenimo. Bet, reiškia, aš visada kažkaip atneždavau sėkmę kažkaip kitiem. Nu, va, tarkim, būdavo porelė, arba ten norėdavo susipažinti, visada per mane kažkur kažkas susikabindavo. Ir žinokit, laimingai ir labai gražiai. Aš labai norėčiau ir pats būti toks laimingas, kad dar laimingesnis būčiau. Laimingas. Aš esu laimingas, aš turtingas esu sieloje. Kaip ir sakau, piniginė gali būti tuštesnė ar pilnesnė, va dabar noriu išleisti knygą. Ai, tai žinai, ką aš sugalvojau. Sakykit. Dabar aš tau sėkmę atnešiu. Nu, gerai, ir tu gali tą patį. Tai aš prisidėsiu. Galėsi. Prie kapeikų. Žinai ką? O, apie kapeikas nešnekėkit, aš dabar kaip tik knygą leidžiu. Žinot ką, mėlėjai, ir panelės, ir vyrukai, skambinkite Aidui Manikui ir pasikvieskite jį, kad jisai po langų serenadas padainuotų. Laisvai. Taigi labai įdomu. Labai graži. Klausyk, laiškų jau dabar nelabai kas Labai rašo. gaila, tikrai Bet laiškų va nieks to, nerašo. kaip aš norėčiau, kad man kas nors po langų padainuotų. Su gitara. O jeto. Nu, man galas, jeigu atsineša magę ir įsideda fonogramą ant peties, jo. Lygis, bet kaip įdomu. Bet jūs dabar žiūrėkit, Nu. aš tada žaviuosi viskom. Man patinka viskas, nuo sporto iki džiazo, iki popso, iki serialų. Vat būtent tos serenados. Tas meksikietiškas mačio, kai žiedavo tos filmus. Man yra gražu, žinokit. Aš nuostabiai, man iš tikrųjų norėčiau, kad Lietuvoje būtų tokia mada. Nors iš tikrųjų dabar šventėse, tarkim, ar ne, būna. Palauk, o tu žinai, kaip rusiškai yra mačio? Ne. Čmo. Gerai žinosiu. Rusiškai moku, bet va šitą žodžią nežinojau. Nu, Rūta, tu pas mus žinovėsi, visko Tiesiai išviesti. Viską pas tave galim rasti ir ten visokių žinių pasisemti. Nu, vis Tai tiek, dabar norėčiau erelis tiesiog ten. pasakyti tokį dalyką, kad reiškia, jūs pakalbėjote apie tas kapeikas, aš nieko nemėgstu dėjuoti ir sakyti ir prašyti, negi kartais nemėgstu, bet aišku, būtų gerai, bet reikia leisti knygą, kad atsirastų koks vadidėdė, kuris padėtų tą knygą išleisti, bet aš neieško tokių tiesioginių, tokių paramų, ar ne? Nes kažkaip aš galvoju, kad šiais laikais menas, tarkim, ar ne, anksčiau menas galbūt buvo labiau vertinimas, būdavo tų rėmėjų daugiau, žiūrėkit, leisdavo kasetes, diskus, o dabar kažkaip man atrodo, kad biški negatyviau žiūri žmonės į tą meną, ar ne? Kitas galbūt ten ir turi, bet jisai galvos, nu, kad čia remsi tą dainą, kad čia remsi tą knygą, jis įsirašys. Kaip manęs paklausė žmogus, tai kiek ta daina kainuoja, kodėl tu neįrašai naujų dainų, kodėl tu neįrašai dainų? Aš kaip pasakau, nu, ko čia nepasakysi sumos, ne? Tai kiek daina kainuoja, sako 300 eurų. Ką sako? Tai va, sakau, reikia iš tų pačių uždirbti. Tai čia 300, nu jau, Arba gerai. kai manęs paklausė, tarkim, žinot, kaip yra tokių visų, kada žmogus yra pozityvus, kada jis tave užkalbina pozityviai, kada tave gerbė, myli arba vertina, tai taip aš suprantu, bet aš visada turiu nekreipimą dėmesį tuos žmonės, kurie galbūt mažiau vertina, kurie net nesidomi tą muziką, bet vat įdomu paklausti, ar ne? Tai kiek tu dar dainuosi, tai kiek tu uždainuoji, kiek tu dirbi, sako, aš turiu dainuoti, nes sakau, man irgi reikia mokėti už šildymą ir už butą. Visas atsakymas.
Tai gerai, kad tu gali užsidainuoti tą šildymą. Kol kas dar jie. Kitas gali sėdėti kamputėje, dainuoti, žinok, o šildymą vis tiek reikia mokėti pinigų. Žinot, man pasakė Vitalija Katunskytė, mano bičiulė draugė. Sako, Aidai, sako, kad aš pradėjau dainuoti prieš daug metų, sako, buvo irgi viskas labai sunku ir labai keblu. Ir sako, tau irgi viskas bus gerai, sako, tiesiog nenuleisk rankų, pozityviai, koncertuok, dirbk ir aš kur nuvažiuoju visada. Aš dar šiandien noriu padėkoti, iš tikrųjų labai konkrečiai, labai greitai, man aš turiu dėkoti, nes todėl, kad aš tai vertinu. Nežinau, kaip kiti artistai, dainininkai nuvažiuojat, koncertuoja, aš noriu labai padėkoti. Jeigu mane girdi dabar bendruomenių pirmininkai, kultūros centrų pirmininkai, miesteliai, miestai, aš labai vertinu, kad aš vis dar noriu jiems padėkoti, kad aš esu dar vis reikalingas, kad mane pakviečia ir aš labai dėkoju, kad po koncertų po to man rašo Facebookas arba paskambina pirmininkė, sako, Aidai, tikrai, sako, padarėt nuostabią šventę, dirbat nuoširdžiai. Ir kas man įstrigo į mano širdį, tai yra ne pagyra, bet žmonės ir ne vienas, tai buvo kažkur Prienų rajone ir Tverečių dabar neseniai koncertavau. Ateina šeima ir sako, Aidai, sako, mes jums norim padėkoti ir tiesiog pasakyti, sako, kaip smagu, kad jūs dainuojate ne pinigams, o žmonėms. Aš iš pradžių galvojau, ką čia turėtų reikšti, ne pinigams, o žmonėms. Aš paskui supratau, bet taip ir yra, kad aš daugiau dainuoju žmonėms, o kartais būna honorarai mažučiai, o tiesiog man malonu padaryti žmogų šventę. Jeigu žmogų padarai laimingą su daina, su muzika, man sielo ir širdį gera. Aš labai norėčiau dar kartą padėkoti ir aš tikiuosi, labai noriu paprašyti likimo tų pačių žvaigždžių, to lietaus ir tų žmonių, kad norėčiau dar koncertuoti, važinėti, pragyventi iš tos muzikos, nes Lietuvoje tik tai gyvenu iš to. Muzika mano darbas. Gerai, Aidai, o sakyk dabar, knyga apie ką? Knyga yra apie viską. Aš kaip ir minėjau, tai buvo, knyga vadinasi Širdies raidynas, aš žinau pavadinimą. Širdies raidynas todėl, kad tai yra, šita knyga bus literatūrinė išpažintis. Apie viską. Apie gyvenimą, apie Seimą, apie mano, apie vaikystę, apie viską. Tai yra knyga visokios nuomonės. Žinot, aš šią knygą skiriu paprastam žmogui. Aš tiesiog paskaitysiu keletą citatų, kam šita knyga skirta. Tikintiems į tylą, į lietų, į žvaigždės, į muziką, suprantantis, ką reiškia kristi ir vėl pakilti į gyvenimo erdvės, liūdėti, verkti ir džiaugtis, šypsotis, tiesiog mylėti viską, kas supa mus, nes mes žmonės visoje begalybėje žemės esam tas svarbus personažas, kuris žemėje kiekvienas atliekame savo misijas, tik su skirtingais personažais ir vaidmenimis. Kiekvienas ateiname į žemę ir išeiname suvaidinę savo gyvenimo serialus. Tai va, aš noriu laidai į pabaigą tęsiantis, vis tiek eina į pabaigą, palinkėti visiems to gyvenimo serialo, kad žmonės suprastų, kad atsikėlę iš ryto jie padėkotų už gyvenimą, kad ir koks jis bebūtų, ar su liga, ar su meilė, ar su laimė, ar su, kaip ir Jėzus Kristus pas mus Biblijoje kentėjo, reiškia, prikaltas prie kryžiaus, aš tom labai tikiu, tai ir mes žmonės, kurie tikim jo, taip pat mūsų gyvenimas susideda iš laimės, iš meilės, iš kančios, iš tikėjimo. Žinokit, kai aš tada šitos dalykus, kai pradėjau analizuoti keletą metų paskutinių, tai žinokit, aš tikrai širdį ir sieloje ramiau gyvenu. Ir aš tikiuosi, kad man likimas padės tikrai tai, ko aš noriu dar pasiekti. Išleisti šitą knygą, galbūt surasti rėmėjų, ne surasiu, tai galbūt kaip nors iš tavęs išleisiu tą knygą, dar įrašyti dainų, koncertuoti. Kol kas noriu dar, kaip ir sakau, dar kokį 10 metų padainuoti. Tu matai, koks tu esi laimingas. Tu esi laimingas jau vien dėl to, kad tu tiki. Jeigu žmogus turi tikėjimą, jis tikrai turi laimę. Tikrai. Bet man dabar užkliuvo, aš dabar galvoju, kodėl, aš taip irgi lyg tai rašau ir tekstus ir viską, bet aš, žinokit, kalbuosi ne su žvaigždėm. Žinai, su košniu? Atspėk, gintukai. Prie su veidrodžiu. Ne, aš kalbuosi su mėnuliuku. Dabar, kadangi dabar, ateinagi dabar pilnatis. Ar jūs žinot? Aš, pavyzdžiui, tokį, posmą tokį sudėliojau ir man labai veikia. Dabar žmonės, sako, nėra darbo, neturiu pinigėlių, man neuždirbu. Neturės, jeigu taip sakys. Tai tu žinai, kad dabar kaip tik, kada pilnatis reikia. Labai, labai, labai atvirai, labai su didžiulė meilė, su pasitikėjimu žiūrėti į mėnulį ir sakyti, mėnulėlį, mėnulėlį. Duok uždirbti pinigėlį. Taip, ir duos. Mėnulėlį, mėnulėlį. Ir duos. Aš užsirašau, palauksim. Mėnulėlį, mėnulėlį. Duok uždirbti pinigėlį. Matai kaip, aš nesakau, kad duok man pinigų, mėnuliuk, dabar. Nubarstyk čia. Aš sakau, duok uždirbti pinigėlį.
Reiškia, kad būtų galimybės, kad aš turėčiau sveikatos, kad mane suptų, kad aš būčiau tokioj pozicijoje, kad būtent tas pinigėlis ir būtent labai gerai, kad tu pasakei. Nesvarbu, kad jisai didelis ar mažas. Taip, būtent. Gana nebus niekada. Kada tu myli mažą pinigėlį, tai ir didelis pinigėlis. Pozityvės mintis visada geras. Aš žinokit, dar norėjau prisiminti mano mylimos aktorės Kazragytės ir bičiulė, mes susiskambinam dažnai. Šiandien Rūta jūs pasakėt, kad niekada nereikia kapstytis po praeitį. Ir aš su tuo labai kovoju, aš stengiuosi nesikapstyti po praeitį, bet kartais nepavyksta. Ir man patiko jos žodžiai. Ir aš jais pradėjau vadovautis. Jinai pasakė tokius žodžius, kur tikrai labai visiems tokia irgi turėtų būti pamoka gyvenime ir turėtume mes vadovautis. Tai tiesiog nežiūrėkim visi į praeitį. Praeities jau nebebus. Mes ją prisiminkim, bet nesigriauškim, ką padarėm blogai. Aš kartais griaužys. Ta padariau, to nesuspėjau. Galbūt mes baigę dieną padėsim tą galvelę savo ant paduškėlės ir nebeatsikelsim iš ryto. Tai tiesiog gyvenkim kiekvieną dieną ne tai, kad galvodami, kad ta diena bus paskutinė, bet turėdami tą mintį, kad mes esam šia žemėje svečiai ir tikrai pozityviai praeitį nesikapstyti po praeitį, atsiprašau, o tiesiog žiūrėti į ateitį, kas bus ateity, pozityvės mintis, kažkokios maldos. Jeigu ir būna sunku, žmogus sako, jau nebegaliu, man taip nesiseka, man taip sunku, aš nieko negaliu. Bet ir būna taip sunku. Ir jeigu ir tikrai yra sunku, tai vis tiek iš tos tamsos ateis šviesa. Kur užsiveria duris, visada atsidaro langai. Tai dabar atverk burną ir padainuok. Gerai, aš jums dovanoju tą dainą, tą savo mylimą dainą. Ačiū Arūnui Armonui, nuostabiajam poetui. Kaip tavimi tikėjau, tikėkit vieni kitais, mylėkit ir būkit mylimi. Šviesa, šaukiai kvietei mane vardu, visų balsų ir kuždesiu tyliu. Tavo rankos, kaip laivas plaukia į mane, bandau apglėbti, bet nerandu tave. Aš pas tave ateisiu be kelių, vienai akimirkai pabūt kartu. Kaip tavimi tikėjau, pamiršti negalėjau tų dienų, kai buvome kartu. Pamiršti negalėjau tų dienų, kai buvome kartu. Aušta rytas, sklaidosi migla, ką gero atneš nauja diena. Gal mano nerimas užges, gal mūs likimas vėl suves. Kaip tavimi tikėjau, pamiršti negalėjau tų dienų, kai buvome kartu. Kaip tavimi tikėjau, pamiršti negalėjau
gyventi laimingai. Na, žinot, mes iš tikrųjų šiandien labai laimingai pradėjom dieną labai linksmai ir aš noriu visiems dar priminti, kad mano pašnekovas Aidas Manikas, aš dabar jau net nežinau, tu, kad dainininkas, tai žinau, bet kad tu čia jau dabar ir rašytojas, tai, bet aš manau, kad tu ne tik rašytojas, tu ir skaitytojas, tikriausiai skaitai daug. Labai ir skaitau, ir labai gaila iš tikrųjų, kad laida eina į pabaigą visai tikrai, atrodo, tiek dar galėjom pasikalbėti. Tai aš manau, kad mes dar gyvensim, ką? Atrodo, tikrai turėtume gyventi. Ir talkino Gintautas Nickus, visas patenkintas. Na ir žinoma, mūsų žavioji Rūta Morozovaitė. Nu kaip tu kitaip pasakysi, kai aš čia viena? Ai, tiesa, Vika dar sėdi gražuolė mūsų šaunuolė. Mačiau, tai tikrai pasakysiu, Rūtas, kad laikas nepalėtė jos metų. Seniai bematęs buvau tik per televizorių. Kaip man gerai viskas. Šiandien viską išlinkėjau laidoj, tikrai palinkėjau visiems laimės, visko geriausio. Tai dar kartą, aišku, sveikatos palinkėsiu ir visiems tikrai pozityvių minčių, gerų minčių, mylėkim, gerbkim vieni kitus, džiaukimės. Aidai, dar tu paminėjai, kad turėsi kažkokį jubiliejinį koncertą, tiesa? Žinokit, dėl jubiliejinio koncerto data neaiški, tai bus šiais metais. Bus tikrai Kaune, spalio pabaigoje arba lapkričio mėnesį. Aš žinau, kad jau potenciali dalyvė bus mano bičiulė Vitalija, o daugiau nežinau, tiesiog pakviesiu dalyvių, tikrai bus pakviesti dalyviai, tiesiog dar kol kas tai yra planuose. Kol kas mano planuose dabar yra vasariniai koncertai, kurie tikiuosi baigsis sėkmingai ir šį mėnesį nemažai kur važiuoju ir tiesiog susitiksim, pakalbėsim. Tai dabar važiuojam traukiniu ar kaip? Dabar aš dovanoju pabaigai dainą. Ši daina iš tikrųjų labai koncertuose limpanti daina, nes aš vis dėlto sėdinčius ir miegančius visus priverčiu tiesiog, kurie nenori atsistoti, padaryti gražų traukinuką ir tiesiog per visą dainą važiuoti traukiniu. Tai va čia tokia koncertinė, topinė daina, būtent nuotaikai pakelti. Žodžius parašiau taip pat pats. Šaunuolis. Laimingi. Ačiū Jums visiems, iki šeštadienio. Viso geriausio. Laiko baltas traukinys šiandien iškeliauja perone naktis. Skylo iššūkė širdis, laiko sustabdyti nieks jo nepavys. Lai lekia baltas traukinys, lai veža meilę jis toli, lai siunčia bučinius ir tolsta vis tolyn. Gal tu tada nesupratai, kai mūdviejų skirti keliai, galėjom džiaugtis laimės išskleistais sparnais. Lai lekia baltas traukinys, lai veža meilę jis toli, lai siunčia bučinius ir tolsta vis tolyn. Gal tu tada nesupratai, kai mūdviejų skirti keliai, galėjom džiaugtis laimės išskleistais sparnais. Vėl mane tu aplankai ir kartu nutolsti, laiko per mažai. Daug nutols dar traukinių, bet atminsiu vieną išvežtą jausmu. Lai lekia baltas traukinys, lai veža meilę jis toli, lai siunčia bučinius ir tolsta vis tolyn. Gal tu tada nesupratai, kai mūdviejų skirti keliai, galėjom džiaugtis laimės išskleistais sparnais. Lai lekia baltas traukinys, lai veža meilę jis toli, lai siunčia bučinius ir tolsta vis tolyn. Gal tu tada nesupratai, kai mūdviejų skirti keliai, galėjom džiaugtis laimės išskleistais sparnais. Laiko baltas traukinys šiandien iškeliauja perone naktis. Skylo iššūkė širdis, laiko sustabdyti nieks jo nepavys. Lai lekia baltas traukinys, lai veža meilę jis toli, lai siunčia bučinius ir tolsta vis tolyn. Gal tu tada nesupratai, kai mūdviejų skirti keliai, galėjom džiaugtis laimės išskleistais sparnais. Lai lekia baltas traukinys, lai veža meilę jis toli, lai siunčia bučinius ir tolsta vis tolyn.
Gal tu tada nesupratai, kai mūdviejų skirti keliai, galėjom džiaugtis laimės išskleistis sparnais. Lai lekia baltas traukinys, lai veža meilę jais toli, lai siunčia bučinius ir tolsta vis tolyn. Gal tu tada nesupratai, kai mūdviejų skirti keliai, galėjom džiaugtis laimės išskleistis sparnais.